pirmą dalyką, ką aš norėčiau pakalbėti, tai kaip pasiruošti gydytojo neurologo konsultacijai, kad būtent ši konsultacija būtų jums kaip pacientams ir šeimos nariams naudingiausia ir kad išeitumėte iš jos gavę visus atsakymus ir žinotumėte, ką toliau reiktų daryti. Toliau keletą žodžių paminėsiu apie naujas gydymo galimybės ir galiausiai šiek tiek užsiminsiu apie išsėtinę sklerozę ir gretutinės ligas, kurios mano atžvilgiu tai yra svarbu. Mes galime be jokios abejonės kalbėti daug apie gydymą, bet galbūt reikėtų pakalbėti tokius esminius dalykus, kadangi šiam momentui informacijos apie gydymo galimybės yra labai daug, jeigu ne lietuvių kalba, tai anglų, prancūzų, sakykime, vokiečių yra begalės ir iš tikrųjų literatūra yra prieinama. Tačiau šiek tiek norėtųsi keliais žodžiais paminėti, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Taigi, kaip reiktų pasiruošti gydytojo neurologo konsultacijai? Ir jeigu mes pasižiūrėtume, tai dažniausiai pakartotina paciento sergančio su išsėtine skleroze konsultacija yra, grubiai sakant, 30 minučių trukmės. Kitose šalyse ta pakartotinė konsultacija jinai gali būti organizuojama kas 6 mėnesius arba kas 12 mėnesių. Ir sakykime, vis dėlto tas 30 minučių laiko tarpas yra nepakankamas ir kai kurie specialistai reikalauja, kad ta konsultacija būtų ištempta iki 60 minučių. Kitose šalyse ir kituose centruose tai ta konsultacija iš viso yra sutrumpinta iki 15 minučių. Tai jūs įsivaizduokit, kai žmogus ateina kartą per metus pamatyti gydytojo neurologą ir jam yra skiriama tik tai 15 minučių. Galbūt tai yra priimtina tam tikrose būklėse, sakykime, jeigu, sakykime, mes pakalbėtume apie galvos skausmus ir ta galvos skausmai yra gerai kontroliuojami, tai tos 15 minučių yra pakanka. Ateini, paklausi žmogaus, kaip dažnai per mėnesį, kiek dienų skauda galva, kokius vaistus vartoja, pašalinių reiškinių yra, nėra, žmogus patenkintas ir daktaras patenkintas, surašo dokumentaciją ir tuo viskas pasibaigia. Tačiau pacientui sergančiam išsėtinę sklerozę tai nėra viskas paprasta. Ir aš dabar norėčiau paminėti keletą svarbių momentų, kaip gydytojas neurologas mato tą konsultaciją. Ir visų pirma, jeigu mes pažiūrime, kad ateina sekantis pacientas su išsėtinė sklerozė, sakykime, pakartotiniai konsultacijai, pirmas klausimas mūsų galvoje sukamisi, ar tas pacientas nuo paskutinės konsultacijos, sakykime, ar prieš 6 ar 12 mėnesių turėjo paūmėjimą. Sakykime, gal tas žmogus ir nesikreipė, ar buvo kažkur išvykęs, gal jisai nesikreipė į neurologus, nepranešė, kad buvo paūmėjimas. Tai mums tai yra labai svarbus, sakykime, ligos aktyvumo markeris. Toliau kitas dalykas, ką mes klausime, sakykime, bent aš klausiu, ar nuo paskutinės konsultacijos turėti kažkokių naujų simptomų. Sakykime, tai nereikia sakyti, kad visi nauji simptomai tai yra būtent susijęs su išsėtinė sklerozė ir kad būtent tai yra susijęs su ligos paūmėjimu. Tačiau galimybė tokia išlieka ir tai mums yra labai svarbus požymis atkreipti į tai dėmesį. Toliau, kitas dalykas yra ligos progresavimas per paskutinį 6 ar 12 mėnesių. Ir, sakykime, mes vis dėlto turime susidaryti tą įspūdį, tai vis dėlto ta liga yra stabili, gerai kontroliuojama, ar jinai pradėjo blogėti. Ir ką gydytojas neurologas kreipia dėmesį. Tai be jokios abejonės tai yra tas vadinamas EDSS, sakykime, skaičius, kuris mums kažkuria prasme kažkiek atspindi tą neurologinę būklę. Kitas dalykas yra ėjimas. Mes visada paklausim paciento, kaip jo vaikščiojimas, sakykime, kiek jisai nueina ir visa kita.
Kitas dalykas, ką mes visada padarome, mes pasižiūrime neurologinį ištyrimą paskutinės konsultacijos metu. Ir sakykime, mes visada tada galime palyginti. Tai yra kokie nauji požymiai, ar nėra. Ar yra, sakykime, ta kojas, ar ranka silpnesnė, ar nėra. Ar yra koordinacijos sutrikimas, ar ne. Kitas dalykas, į ką vis dėlto atkreipia dėmesį, ypač jeigu pacientai vartoja ligą modifikuojančius vaistus, tai yra, ar vaistas yra pakankamai efektyvus. Ir vėlgi mes grįžtam prie to paties klausimo. Tai buvo paūmėjimas, yra nauji simptomai, ar ligos progresavimas. Kitas dalykas, jeigu pacientas vartoja vaistus, nepriklausomai ar tas vaistas buvo paskirtas prieš mėnesį, ar prieš 3 ar 4 metus, mes klausime, ar atsirado kažkokie pašaliniai reiškiniai. Kitas dalykas, ar tie pašaliniai reiškiniai yra tokie, sakykime, netoleruojantis ir sunkus, kad trukdo gyvenimo kokybė. Be jokios abejonės, bet kuris vaistas gali turėti pašalinius reiškinius ir jeigu tie pašaliniai reiškiniai yra minimalūs, tai galbūt mes bandom surasti tokį kompromisą ir rekomenduojam pacientui vartoti toliau tą vaistą iki kitos konsultacijos, o tada jau mes matysime situaciją, ką darysim toliau. Toliau gydytojas, jeigu pacientas vartoja ligą modifikuojančius vaistus, mums reikia stebėti ligos tą vadinamą aktyvumą. Ir ligos aktyvumas tai vėlgi yra paūmėjimai, nauji simptomai ir mes visada atkreipiame dėmesį į magnetoresonansinės tomografijos rezultatus. Nes dažniausiai pacientas, kuris vartoja medikamentus, kas 12 mėnesių jam yra atliekamas magnetas ir mes tada žiūrime, ar yra padaugėję naujų židinių, ar yra kontraktą kaupiančių židinių, gal yra padidėjusi smegenų atrofija. Nors iš kitos pusės yra labai sunku pastebėti per 12 mėnesių, tačiau mes galime tą ligos progresavimą, sakykime, atrofijos progresavimą galima palyginti per kelis metus ir mes tada matysime. Toliau kitas dalykas, kas yra svarbu ir yra būtina aptarti, tai yra simptomų kontrolė. Ir neretai pacientas sergantis išsėtinės sklerozės, jis turi ne vieną, ne 2 simptomus, bet dažniausiai visą puokštę simptomų ir kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai kaip jūs matote, 30 minučių laikas tai yra pakankamai trumpas ir nenuostabu, kad pacientai išeina nepatenkinti ir nenuostabu, kad pacientai lieka nusivylę, kad daktaras neatsakė, daktaras neišklausė. Nes iš kitos pusės mes esame, medikai irgi išsprausti į tam tikrus rėmus ir mes turime, sakykime, užtikrinti tą pagalbą tiek, kiek mes galime. Be jokios abejonės, jeigu mes turime 60 minučių konsultaciją, tai galima tada lengviau atsipūsti, jau neskubinti to pacientų ir jam leisti išsikalbėti, išsakyti savo rūpesčius, išsakyti savo problemas ir surasti bendrą sprendimą. Toliau, jeigu mes kalbame apie konsultaciją iš paciento pusės, tai vis dėlto, jeigu mes žiūrime iš paciento pusės, sakykime, pro gydytojo prizmę, tai ką mes rekomenduojame? Mes rekomenduojame pacientui ruoštis konsultacijai iš anksto. Tai nereiškia, kad jisai turi atsikelti 1 valandą anksčiau ar 2 valandas anksčiau, jis vis dėlto turėtų pradėti ruoštis morališkai tai konsultacijai ir pasiruošti. Ką vis dėlto aš rekomenduoju? Susidaryti, pradėti, sakykime, savaitę ar 2 savaitės, galbūt net ir mėnesį, pradėti rašytis klausimus, kuriuos žmogus nori aptarti. Tiesiog rašykite visas problemas į lapą, visas, ką jūs norite. Toliau, kai konsultacija jau artėja, konsultacijos data artėja, pradėkite klausyti savęs. Ar gydytojas neurologas galės padėti man būtent šituo klausimu, ar jis galės išspręsti? Tai galbūt jūs tuos klausimus, sakykime, daktaro neužkrausite tais klausimais ir jūs sutaupysite laiko, sprendžiant tam tikrus svarbesnius dalykus. Ir galbūt tos klausimus reiktų sugrupuoti. Nes, pavyzdžiui, yra labai paprastas dalykas. Pacientas, sergantis išsėtinė sklerozė, jam rūpi, kaip jis turi mankštintis.
Tai gydytojas neurologas, jisai paprastai jums atsakys, taip jūs turite mankštintis, turite reguliariai daryti pratimus, kad sumažinti nuovargį, visą kitą. Tačiau žmogui yra galbūt, jisai žino, kad jam reikia mankštintis, tačiau iškyla praktiniai klausimai tų mankštinimas. Ir va tuos jau praktinius klausimus jis jau turi kreiptis į kineziterapeutą, kuris, sakykime, dirba daugiau išsėtinės sklerozės ar neurologinių ligų srityje, kuris jums sudarys pratimus, sakykime, 5, 6 ar 10 pratimų, surašys pakartojimų dažnį, vėliau su jumis susitiks po kokių 6-8 savaičių, vertins jūsų progresą, galbūt įtrauks dar papildomus pratimus, tačiau tai jau bus nukreipti tie klausimai į tam tikrą specialistą, kuris jums atsakys į šios klausimus. Kitas dalykas, galbūt čia ne Lietuvai aktualu gal daugiau kitose šalyse, kur yra stipriai išvysta išsėtinius, sakykime, specializuotų slaugytojų sritis, tai vis dėlto gydytojas mažai, jei manęs pacientas Didžiojoje Britanijoje ir kitoje šalyje užklausė apie, sakykime, invalidumo nustatymo klausimus, ar ten, sakykime, kuris turi kreiptis dėl pašalpų, viską, aš visada pasakau, atsiprašau, aš jums iš tos klausimus neatsakysiu, tačiau yra išsėtinės sklerozės medicinos sesuo ir jinai yra specialistė, jinai nurodys visas institucijas, kontaktus, ką jis turi daryti, kaip turi padaryti. Gydytojas gali užpildyti formas, nurodant jūsų lygą, jūsų simptomus, tačiau visus kitus dalykus galbūt reiktų ieškoti tam tikro specialisto, kuris dirba su tais klausimais. Ir čia paminėjau tus pavyzdžius, ir galbūt reikėtų surašant sąrašą tų klausimų, surašyti, kurie yra patys svarbiausi, kurie galbūt yra mažiau svarbus, ir tuos mažiau svarbius klausimus galbūt pasilikite pačioje pabaigoje, kad, sakykime, pakankamai laiko būtų skiriama esminiams momentams. Toliau kitas dalykas, tai yra atlikite namų darbus. Atlikdami neurologo konsultaciją yra labai svarbu atlikti namų darbus. Ir kas dabar, jeigu mes grįžtame prie neurologų konsultacijos, sakykime, aš visada klausiu paciento, kaip jūsų yra mobilumas, sakykime, jūsų vaikščiojimas, bėgimas, fizinis aktyvumas. Šiai dienai mes turime įvairiausių galimybių matuoti paciento galimybės vaikščioti, sakykime, jo greitį ir visą kitą. Yra visi išmanieji laikrodžiai, kurie skaičiuoja žingsnius. Yra, sakykime, matuojantis jūsų greitį bėgimo, dviračio važiavimo. Tai pasitelkiant šitas priemonės galima tiesiog pakankamai objektyviai išmatuoti, sakykime, per kiek jūs laiko nueinate jeigu žmogus sugeba nueiti 1 kilometrą, per kiek laiko jis nueina 1 kilometrą. Tai dabar, sakykime, ką vis dėlto rekomenduoja, tai nedaryti vienkartinio matavimo, kad, sakykime, aš 3 dienas prieš neurologo konsultaciją aš vis dėlto paimsiu ir pasimatuosiu ir aš nuėjęs pasakysiu. Galbūt jums reikėtų padaryti kokius 3, 5 ar 10 tų matavimų per 6 mėnesius, kad pasižiūrėti vis dėlto tas vidurkis toksai, kaip jisai atrodo, sakykime, to įveikto atstumo. Nes visą laiką pacientas, kai ateina pas mane konsultaciją, aš jau klausiu, sakau, gerai, kaip jūsų vaikščiojimas yra, kai yra gera diena, kai jūs jau jaučiatės pakankamai neblogai, ir koks yra jūsų vaikščiojimas, kai yra bloga diena. Ir aš visą laiką dokumentuoju. Ir paskui pacientas atėjęs pas mane kitai konsultacijai, aš vėl to patį, gera ir bloga diena, jo mobilumas. Ir aš turiu jau tą tokį, susidarau tą įspūdį, kaip jau viskas atrodo. Tačiau tas gera ir bloga diena daug yra subjektyvumo, todėl aš visada rekomenduoju galbūt atlikti tą vadinamą, per kiek jūs nueinate, ar kilometrą, ar ten 100 metrų, yra taip vadinamas 25 pėdų ėjimo testas, kuris yra pakankamai objektyvus ir mes galime dokumentuoti ir dėl to mes galime stebėti paciento tavo būklę. Galbūt kiti žmonės, sakykime, jie yra tokie
nelabai besiskundžiantis, nelabai linkę bendrauti su gydytojais, vengiantis. Tai va tie va tokie skaičių pateikimai būtų pakankamai objektyvus. Čia buvo minėta, kas liečia dėl ėjimo. Toliau išsėtinė sklerozė yra, kadangi tai yra liga, kuri pažeidžia ne tik kojas, bet ir rankas. Ir sakykime, rankų funkcija yra sudėtingiau pamatuoti, tai yra taip rekomenduojamas atlikinėti taip vadinamas 9-hole peg testas, kuomet imami yra šitie pagaliukai ir jie dedami į skylutes ir yra matuojamas laikas, per kurį žmogus sudeda tuos pagaliukus į tas skylutes ir tai yra objektyviai išmatuojamas rankos funkcija. Tai čia būtent yra ir smulkioji motorika, ir koordinacija, ir viskas. Ir aišku, gal tie testai yra kai kurie brangesni, kai kurie pigesni, tačiau vėlgi atliekant tokius testus jūs atėję pas daktarą pasakot, aš dariau 10 tų testų per 6 mėnesius ir man tokie yra rezultatai. Mes jau matome, ar rankos funkcija keičiasi ar ne. Kitas dalykas, tai yra kognityvinių funkcijų testai. Ir šiai dienai jau nebereikia eiti, sakykime, norint atlikti namų darbus, jau nebereikia eiti pas gydytoją, konsultaciją, nes internete yra pakankamai daug validizuotų testų, kuriuos galite nuolat pradėti atlikinėti ir stebėti savo kognityvinės funkcijas. Ir tai būtent jūs pateiksite daktarui duomenis. Ir daktaras konsultacijos metu jūs ateinat su užrašais ir pasakot, mano ėjimas yra toks, yra rankos funkcija tokia, kognityvinių funkcijų situacija yra šiokia. Ir mes jau iš karto matome, kur mes esame, ar vis dėlto ta liga yra progresuojanti, ar jinai yra stabili. Kitas labai svarbus momentas, apie ką reiktų pakalbėti, tai yra, kad vis dėlto, jeigu jūs į konsultaciją ateinat, pasistengkit atsivesti lydinti asmenį ar šeimos narį. Tai dėl ko aš sakau lydintis asmuo ar šeimos narys? Ir galbūt tai reiktų tas žmogus, kuriam rūpi jūsų liga ir kuris, sakykime, dėl jūsų pergyvena. Ne taip, kad žmogų atsivesti. Kadangi, sakykime, konsultacijos metu gali būti sudaromas planas, į kurį gali įeiti net kokie 5-6 punktai. Ir, sakykime, nemažai informacijos gali būti pateikiama ir žmogui, kuris serga išsėtinė sklerozė, galbūt ta informacija pasirodys labai sudėtinga, ar šokas, ir jam bus sunku tiesiog tą informaciją priimti. Dėl to lydintis asmuo, neretai jie gali ir sakykime, kažkokius užrašus tenai ir ką su daktaru aptarė, gali ir paklausti, susirašyti ir tada jau su žmogum, kai jie grįžta namo, gali aptarti konsultacijos eigą, ką daktaras pasakė, kad neužmiršti. Nes, sakykime, tam tikrose šalyse ne visada pacientas gauna konsultacijos išrašą ar konsultacijos laišką, nes yra tiesiogiai siunčiama šeimos gydytojui. Sakykime, Didžiojoje Britanijoje konsultacijos laiškas dažniausiai yra nusiunčiamas ir pacientui, kur yra surašomas visas planas. Tačiau vėlgi, tas laiškas yra rašomas ne pacientui, o gydytojui ir tenai daug yra galbūt tos medicinės terminologijos. Nebent pacientas sako, ar aš galėčiau gauti konsultacijos laišką, tai mes galime papildomai tą laišką surašyti ar sudiktuoti pacientui, jam suprantama kalba, kad jis žinotų, kas yra daroma. Aš jau skirtelėse pažymėjau lygą modifikuojantis gydymas. Tai yra labai svarbus momentas konsultacijos metu. Ir galbūt pasistengkite surinkti tą visą informaciją, kas liečia apie lygą modifikuojantį. Jums siūloma lygą modifikuojantį gydymą, galbūt vaistus, skyrimo būdus. Ir aš vis dėlto pacientui niekada aš jo nespaudžiu ir nesakau, jūs man turite priimti sprendimą čia ir dabar, kad kokį mes gydymą skiriam. Dažniausiai tai būna taip, kad aš pasakau, kad jums dabar reiktų grįžti į namus, apžvelgti gydymo galimybės
šiek tiek susipažinti, kas yra sakoma tam tikruose puslapiuose, nes žmogui sunku yra visą informaciją sugerti. Dėl to rekomenduojame pasižiūrėti apie galimus šalutinius vaisto poveikius, nežiūrint to, kad mes galbūt jau esame ir aptarę konsultacijos metu, tačiau žmogui reikia duoti laiko, kad jisai tą informaciją visą praleistų per save, kad turėtų laikais atsisėsti su šeimos daktarai, su šeimos nariais ar savo kas juos prižiūri ir aptarti, koks vis dėlto tas gydymas būtų optimaliausias. Neretai yra tai, kad mes duodame mūsų sakykime, išsėtinės sklerozės koordinatoriaus telefono numerį, pasakom, kai jūs jau būsite apsisprendę, paskambinkite to numerį, mes tada jums organizuosim tą pakartotiną konsultaciją, tai galbūt gali būti telefonu, nes tik lieka aptarti, galbūt atsakyti kažkokius papildomus klausimus ir tada pacientas pasako, aš norėčiau, mano atžvilgiu, pagal mano gyvenimo būdą, tas vaistas galbūt yra optimaliausias ir aš norėčiau pradėti. Ir tuo būdu mes pacientą įtraukiame į sprendimų priėmimą dėl jo paties ligos gydymo. Ir tai pacientas yra įgalinamas ir jisai jaučiasi, kad jisai dalyvauja procese. Ne daktaras jam pasakė, kad tu imsi A vaistą arba B vaistą, bet jisai yra įtraukiamas. Ir visada, kai pacientas yra įtraukiamas į sprendimų priėjimą, mes visada tikimės geresnės gydymo rezultatų kokybės, nes jisai jaučia, kad jisai irgi valdo savo lygą. Tai būtent šitie momentai yra pakankamai svarbus. Taigi, kitas klausimas, ką mes šiandien galbūt galėtume aptarti, kaip pasikeitė gydymo galimybės per paskutinius 10 metų. Sakykime, per paskutinius 10 metų išsėtinei sklerozei įvyko didžiulis proveržis, sakykime, gydymo galimybėse ir sakykime, pagal tyrimų duomenys yra aiškiai matomi, kad kuo anksčiau pradėti gydyti lygą efektyviais vaistais, agresyviai gydyti, tuo didesnė tikimybė, kad ligos progresavimas ir invalidizuojanti reiškiniai gali būti nustumti vėlesniam laikui arba pacientui šie dalykai gali neišsivystyti. Prieš šį gydymo proveržį buvo teigiama, kad vis dėlto išsėtinė sklerozė sutrumpina pacientų gyvenimo trukmę nuo 5 iki 10 metų. Tačiau šiai dienai apie tokius skaičius niekas jau nebekalba, kadangi mes turime daug puikių gydymų galimybių. Ir jeigu mes matome, kokie vaistai atsirado per paskutinius 10 metų, tai sąrašas yra labai ilgas, pradedant nuo intraveninių vaistų, tabletinių formų ir atsiranda jau į pavadį skiriamų vaistų. Jeigu kalbame apie pačius efektyviausius vaistus, tai yra būtent alentuzumabas, kurios yra Lietuvoje taip pat prieinamas, jisai senai naudojamas išsėtinės sklerozės gydyme, tačiau tas vaistas rinkoje buvo naudojamas kitų hematologinių ligų gydyme ir yra puikiai pažįstamas, yra žinomi jo pašaliniai reiškiniai, ko galima tikėtis ir aptariama su pacientu šio gydymo galimybės. Toliau kita grupė, 2 vaistus ocrelizumab ir ofatumumabas, tai yra tas vaistas, kuris vis dėlto pašalina B limfocitus ir tuo būdu sumažina patį uždegiminį procesą. Ocrelizumabas yra skiriamas intraveninė infuzija kas 6 mėnesius ir tai yra vaistas, kuris turi 2 indikacijas. Tai yra recidyvuojanti, remituojanti išsėtinė sklerozė ir progresuojančios išsėtinės sklerozės gydymui. Ofatumumabas yra skiriamas kas 4 savaitės į pavadį susileidžiant vaistą
irgi yra labai pakankamai efektyvus, tačiau jo indikacija yra tik tai pirminė, recidyvuojanti relapsuojanti išsėtinė sklerozė. Toliau visa eilė medikamentų yra recidyvuojančiai, remituojančiai išsėtiniai skleroziai. Ir vienas vaistas, kuris gali būti skiriamas kuris turi patvirtintą indikaciją antriniai išsėtiniai sklerozė, tai yra siponimodas, tai yra tabletuota forma. Norėčiau pasidžiaugti, kad per paskutinius 2 metus buvo registruota nauja natalizumabo forma, tai yra į pavadžio injekcija, todėl pacientai atvykdami gydymui į ligoninę natalizumabui, jam jau nebereikia durti į veną, gydymas užtrunka daug trumpiau, tai yra 2 injekcijos į pavadį, ar tai kas 4 ar kas 6 savaitės, ir pacientas susileidžia tą vaistą, kažkiek dar pasėdi, pasižiūri, kad viskas gerai, jis eina namo. Nereikia jų badyti į veną. Tai sumažina riziką įvairių infekcijų ir tuo būdu žmogui daug yra paprasčiau, nes vis dėlto tas nuolatinis badymas nėra malonus. Toliau, kokios vizijos ateityje yra išsėtinės sklerozės gydymą. Paskutinius kelis metus yra pradėta kalbėti daug apie naują vaistų grupę, yra buton tyrosine kinase inhibitoriai. Tai yra nauja vaistų grupė. Ir vis dėlto yra kalbama, kad ši vaistų grupė galėtų sustabdyti ligos progresavimą. Nes jeigu mes žiūrime į dešinėje pusėje esantį stulpelį, tai vis dėlto šitie visi vaistai pagrinde veikia į uždegiminį komponentą, tai yra ta vadinama demonizacija, tačiau šie vaistai neturi tiesioginio poveikio į sakykime, ląstelių žūtį dėl vieno ar kito mechanizmo ir progresavimo smegenų atrofijos ar nugaros smegenų atrofijos. Be jokios abejonės, jeigu uždegimas yra susilpnintas ar sumažintas, tai ta atrofija daug lėčiau vystosi. Tačiau brutono tirozino kinazės inhibitoriai, tai yra ta vaistų rūšis, kurio molekulė yra labai maža ir gali patekti į smegenis ir gali turėti tą teigiamą poveikį, sumažinant smegenų atrofiją. Tad buvo paskelbti neseniai maždaug paskutinių 6 mėnesių bėgyje pirmi nuvilintis rezultatai, kurie skelbia, kad vis dėlto pirmas vaistas, iš kurio buvo tikimasi labai daug, kad jisai nesumažino statistiškai pakankamai paūmėjimų dažnio lyginant su teriflunomidu. Tačiau duomenys dėl smegenų atrofijos ir ligos progresavimo dar nebuvo paskelbti. Taigi karas dar nesibaigė ir mes tikimės, kad vis dėlto nors mūšis buvo pralaimėtas, bet mes tikimės gerų rezultatų, kad šis vaistas galbūt ir bus tas vaistas, kuris sumažins ligos progresavimą. Toliau yra tyriami kiti vaistai, kurie rinkoje yra rinkoje daug metų ir yra naudojami prie kitų ligų. Metforminas tai yra vienas iš vaistų, kuris yra naudojamas antro tipo diabetui ir yra pastebėta, kad jis gali turėti taip vadinamą neuroprotekcinį efektą, kaip ir simvastatinas, kuris yra cholesterolį mažinantis, sėkmingai naudojantis širdies kraujagyslių ligų profilaktikai. Atsiranda kalbos, kad galbūt kiti medikamentai, kurie yra šiai dienai labai populiarūs, tai Ozempikas, kuris yra dabar numeris 1 svorio metime, tačiau jis yra pagrindinis vienas iš svarbių vaistų gydant antro tipo diabetą, kad vis dėlto gal šitas vaistas gali turėti poveikį neurodegeneracijai mažinti. Ir ypač kalbama apie išsėtinę sklerozę, Parkinsono ligą ir kitas neurodegeneracinės ligas.
Toliau kitas vaistas tai yra rituximabas, kuris pirmą kartą buvo registruotas Amerikoje 97 metais, tai jūs kaip suprantate, tai yra jau beveik 30 metų, tačiau šis vaistas naudojamas gydyti kitas ligas ir jisai neturi nė vienos indikacijos, patvirtintos indikacijos gydyti neurologinės ligas. Tačiau kitose šalyse jisai plačiai naudojamas gydant miasteniją, lėtinę uždegiminę polineuropatiją, taip pat Švedijoje labai populiarus vaistas gydant išsėtinę sklerozę. Ir dabar atsirado klinikinės studijos, žvelgiant būtent šio vaisto efektyvumą ne tik gydant recidyvuojančią, relapsuojančią ligą, bet ir progresuojančias ligos eigoje. Toliau keletą žodžių apie gretutinės ligas. Ir čia dabar tas toksai mano teiginys, kad išsėtinė sklerozė yra lėtinė neinfekcinė liga. Tai ką reiškia? Kad tai reiškia tai yra liga, viso gyvenimo liga. Ir sakykime, ši liga prasideda jauname amžiuje. Visi puikiai žinote, kad jos pikas yra 20 iki 40 metų. Tačiau ligonis jį suserga ją ir jis eina su ta liga per visą gyvenimą. Tačiau reiktų paminėti apie natūralų organizmo senėjimą, kuris veda prie taip vadinamos smegenų atrofijos. Ir reikia pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kaip sumažinti tą smegenų atrofiją. Sakykime, bendroji populiacijai po 35 metų smegenys pradeda senėti. Ir tūris mažėja po maždaug 0,2 procentus kasmet. Ir jau pasiekus 50-60 procentų, tas procentas didėja iki 0,5 procentų. Ir virš 60 metų tas procentas dar didesnis yra. Jeigu kalbame mes apie išsėtinę sklerozę, tai ši išsėtinė sklerozė pati didina smegenų atrofijos greitį, progresavimo dvigubai. Ir sakykime, dėl to yra kreipiamas didžiulis dėmesys, kad ligonį reikia gydyti kuo anksčiau ir agresyviau, kad sumažinti tą smegenų atrofiją. Kaip suprantat, mes smegenų atrofijos neišvengsime, nes senėjimas tai yra natūralus organizmo procesas, bet tą greitį sumažinti yra labai svarbu. Toliau kitas dalykas, kad reiktų prisiminti apie gretutinės ligas. Ir sakykime, kaip jau žinote, išsėtinė sklerozė gali pažeisti daugelį sistemų ir sukelti daug simptomų. Sakykime, regos pablogėjimas dėl nervo atrofijos, atsirandantis dėl nugaros smegenų pažeidimo gali atsirasti taip sakant, viršutinės pilvo dalies skausmas, šlapinimo sutrikimas, skausmai nugaroje, kojose. Ir yra labai lengva viską suversti išsėtiniai sklerozei. Sakykime, čia tau išsėtinė sklerozė, tau čia viskas. Tačiau ne visą laiką, kad tai yra susijęs su išsėtinė sklerozė, nes vėlgi išsėtinė sklerozė yra viso gyvenimo liga, o žmonės sensta ir jiems vystosi kitos ligos. Sakykime, žmogaus rega gali pablogėti ne dėl išsėtinės sklerozės. Jam gali išsivystyti ir katarakta, ir glaukoma, todėl esant naujiem kažkokiem simptomam ar pablogėjusiai būklei, iš tikrųjų jūs turite kreiptis į medicinos specialistus, kad įvertintų, ar būtent neišsivystė kažkokios papildomos problemos. Kitas labai paprastas pavyzdys, sakykime, iš mano praktikos, puikiai prisimenu kaip šiandien dieną moterį, kuri pradėjo skųstis tirpimų rankoje ir mes sakome, čia greičiausiai išsėtinė sklerozė, čia žinome, padarome magnetą, mes nieko nerandam, naujų židinių nerandam, tačiau jai ta ranka vis tiek kažkaip blogėja, sakome, man jinai negerėja, tas aptirpimas, tas toksai sunkiau suima monetas nuo stalo, atsiranda tas toksai rankos ir pasilpimas, sakykime, plaštakos. Ir paskui mes ją pasižiūrim atidžiau ir padarom elektromiografiją ir mes ją nustatėme, kad
kad yra vienas iš nervų spaudžiamas prie alkūnės srityje ir jai duoda va tuos va simptomus plaštakos ir aptirpimą, nejautrumą, tą tokį pasilpimą, tačiau tai nėra susijęs su išsėtinė sklerozė. Moteris dirba ofisinį darbą, daug tenka būti pasirėmusiai alkūniai, kažkada dar turėjęs traumą ir būtent išprovokavo jai va to nervo pažeidimą, kuris buvo sėkmingai išoperuotas ir viskas simptomai atsistatė, tačiau tai būtent imitavo, kad tai gali būti išsėtinė sklerozė. Kitas atvejis, kurį irgi taip pat puikiai prisimenam, pacientas 58 metų amžius, sergantis išsėtinė sklerozė su labai nežymiu ligos progresavimu, jis nevartoja jokių medikamentų ir atvyko, sako, man pradėjo silpti kojos. Ir visada mes pradedam galvoti, tai galbūt iš tikrųjų yra išsėtinės sklerozės progresavimas. Tačiau padarom magnetoresonansinę tomografiją stuburą, mes radome, kad yra į kaklinį stuburo dalyje iškritusi išvarža, kuris spaudžia nugaros smegenis ir atsirado kojų silpnumas, šlapinimas, sutrikimas, bet tai galėjo imituoti kaip išsėtinės sklerozės paūmėjimą. Kitas dalykas, tai yra, jeigu mes kalbame apie širdies kraujagyslių ligas, tai yra pakilęs aukštas spaudimas, kas gali sukelti galvos skausmus. Ir mes visi žinome, kad išsėtinė sklerozė paūmina galvos skausmus ir dažniau sukelia migrenas, tačiau mes turime visą laiką stebėti pacientą, ar jam nėra aukštas spaudimas, nėra širdies ritmo sutrikimų. Toliau, jeigu atsirado nauji simptomai, kažkokie silpnumai, sakykime, didelių pabadimus galūnėse, rankose ir pėdose, įvertinti, ar nėra skydliaukės sutrikimo, ar nėra besivystantis diabetas, nes diabetas gali taip pat sukelti taip vadinamas periferinių nervų pažeidimas, kas duos tuos adatėlių pabadimus, nutirpimus pėdose ir plaštakose, ir tai imituos išsėtinės sklerozės paūmėjimą ar tenai ligos progresavimą. Tačiau problema gali būti naujai nustatyto diabeto ir jo kontrolė. Taigi, apie šitos dalykus reikia būtinai pagalvoti. Kitas dalykas, kaip jūs žinote, kad pati išsėtinė sklerozė tai yra autoimuninė liga. Ir kad pacientai sergantys viena autoimuninė liga, jie turi didesnį polinkį susirgti kitą autoimuninę ligą, sakykime, psoriazę, kuri pažeidžia odą. Opinis kolitas, kuris pažeidžia storąją žarną, tai visą laiką reiktų pagalvoti, kadangi gretimai esančios ūmios autoimuninės ligos, jos pablogina išsėtinės sklerozės kontrolę ir dėl to, kuomet yra imuninė sistema aktyvi, jie ne tik tai atakuoja tam tikrus organų taikinius, bet ir smegenis taip pat. Taigi, jie atsiradus simptomams, visą laiką pagalvokite, ar nėra greta kažkokios autoimuninės ligos, kurią reiktų tirti, žiūrėti ir kontroliuoti. Ir toliau jau buvo turbūt kalbėta, turbūt aš per kiekvieną pranešimą pakalbu apie modifikuojančius rizikos veiksnius, kurie susiję su išsėtinė sklerozė, tačiau šie rizikos veiksniai jie keliauja su kitomis ligomis. Tai yra širdies kraujagyslių ligomis, diabeto ir kaip išsėtinė sklerozė irgi. Tai yra rūkymas, nutukimas ir mažas fizinis aktyvumas. Ir sakykime, jeigu mes kalbame vėl apie rūkymą, tai rūkymas, kaip mes sakome, patys dūmai, jie per plaučius suaktyvina T limfocitus ir T limfocitai pasidaro agresyvus ir sukelia išsėtinės sklerozės paūmėjimo, atkričių dažnį, taip pat sukelia ligos progresavimą ir gali sumažinti kai kurių vaistų efektyvumą, tai yra natalizumabo ir gloteramero acetato. Taigi, jei pacientas rūko, reikia jį įspėti, kad jis nutrauktų ar tai elektroninės cigaretės, ar tai marihuana, ar tai tabaką. Kitas svarbus dalykas, kad pasyvus rūkymas turi taip pat neigiamą efektą. Ir jeigu kažkas šeimoje rūko, tai paprašykite, kad kažkaip sukovoti su tuo rizikos veiksniu.
Be jokios abejonės nutukimas turi įtaką išsėtiniai sklerozei ir jisai nutukę žmonės dažniau turi, sakykime, ir psichologinių problemų, kas veda prie nekontroliuojamos depresijos, nerimo, o tai dar apsunkina ir visą fizinį aktyvumą ir ligos kontrolę. Na ir fizinis aktyvumas, aš norėčiau pasidžiaugti, kad Fenikso organizacija labai aktyviai dirba, rengia mankštas ir iš tikrųjų jie yra teisingame kelyje.